minusai jau šitoje sistemoje jie yra ir jau auga karta, kurie labai prastai rašo ir prastai skaito. Tai mes čia irgi tą turim manyti, bet čia mes dėl to negalim kalti vakarų. Pavyzdžiui, nieks ten irgi ir Šveicarija, ir kitos tautos, mes kai sakome Europą, tai Europa nėra vienalytė. Europa susideda iš tautų ir kiekviena tauta gana stipriai saugo savo identitetą. Manyčiau, kad, pavyzdžiui, Šveicarija, kurie apsupti yra didelių valstybių, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, tai jie ypatingai saugo. Pavyzdžiui, jie pabrėžia dialektų svarbą. Netgi vokiškai kalbančioje, tai vadinamo Šveicarijos dalyje, visi žmonės kalba pirmiausia savo dialektų. Nes jau kalbėjimas vokiečių kalba reiškia, kad tu jau kažkaip biškį jau lyg ir išduodi savo reiškia, identitetą. Ir vat šitie dalykai yra svarbus. Pas mes irgi galėtume skatinti, sakykime, dialektų savo, kas kapsų dialektą, žemaičių dialektą. Jie turi būti vartojami, nebūtinai mes turim niveliuoti, nes tai mūsų yra literatūrinės kalbos ir pagrindas. Mano šūkis buvo rinkimų būkim dzūkais Lietuvoje, o lietuviais Europoje. Bet čia dabar gerai, gerbiamas bendruomenė jums klausimas. Vis tik tai matos, kad visuomenė nebijingai ir kyla, nes prieš porą savaičių konferencija Seime būtent tautiškumo problemos globalėjančiame pasaulyje. Ir pilnutėlė salė, va toj, kurio jūs vienas buvote iš vedančiųjų, tai esam savo valstybės šeimininkai, ir kurio ateina jauni žmonės, tai vis tik tai kažkokie tai procesai vyksta, ir jūs matot kažką tai teigiamą, kad vis tik tai... Aš galvoju, kad taip, kad visą laiką praktiškai žmogus susitaiko, paskui iškyla klausimas, kas jis yra. Dėl to klausimas būti ir nebūti Lietuvai normalus jis yra. Jeigu nebūti, tai jos ir nebus, jeigu dauguma. Man pavyzdžiui kitas klausimas dažnai kyla, lyg tai čia formaliai prie būtent ekonominių, bet aš neskaityčiau prie ekonominio. Tik tarkime, mes visą laiką kalbam, reikia iš užsienio investicijų. Ką reiškia investicijos? Ką reiškia pritraukti užsienio kapitalą? Ką tai reiškia? Reiškia iš užsienio atvažiuoja čia, kad pas mus gautų pelną didesnį, negu jis ten gauna. Ir tą pelną išvežtų iš mūsų. Ir mes dabar pasižiūrėjome. Ne tik pelną profesorių. Jie dar gavę čia litus, už juos perka dolerius ir išveža valiutą čia. Ne, aš apie tai šitą šneku. Dabar kitas dalykas. Imsime, jeigu istoriškai imsime, tarkime, investicijos. Mes žinome, buvo West India kompanija, kuri ne Indijos gubernatoriai valdė, bet West Indijos kompanija valdė Indiją. Reiškia, jie investavo pinigus, ten kūrė firmas visokias, bet kaip jau čia pats pasakėjai dėl to, kad Anglija turtėtų, kad iš ten ne Indija turtėtų. Jeigu imsime Latino Ameriką, jau dabar kodėl pasikeitė taip kardinaliai padėtis, kodėl ten tų pamarų visokie judėjimai, vėlgi Amerikos ten firmos, nes aš pavyzdžiui ten susiduriu čia su kuriais, sakysime, aš truputį nuklys.